kaip vienas iš intensyviausių skausmų. Kentėjimas, skausmas, jis kitą riziką sukelia. Yra riba, kurią peržengus tas skausmas tampa. Dažnas, retas, labai retas. Kokius mes procentus čia kalbam? Čia nėra kažkoks ištvermės testas. Sakys, aš daugiau niekada nenoriu gimdyti, nes jis buvo toks stiprus. Tai, kad jisai veda į labai kilnų tikslą, į vaiko gimimą. Sveiki sugrįžę tinklalaidę Kabini pas gydytoją. Šiandien mes turim naują pašnekovę, Aurelija Kondrataitė. Labas. Aurelija yra gydytoja anesteziologė. Šiandien mes gvildensim ganėtinai įdomią temą, iš tikrųjų, apie skausmą. Skausmą gimdymo metu ir jo valdymą. Turim nemažai ir papildomos klausimų, kuriuos mes įlipėme savo pokalbį iš žiūrovų. Greta mums pagelbėjo savo profilyje, iš tikrųjų pasidalino su klausimais, tai pabandysim juos visus mes irgi čia apžvelgti. Tai Aurelija, kaip dažnai tu susiduri su nuskausminimu nėštumo metu? Gimdymo nuskausminimas iš tikrųjų yra neatskiriama anesteziologo darbo dalis. Tai tenka tikrai darbe susidurti ir taikyti epidurinę nejautrą būtent gimdymo nuskausminimui. Kaip atrodo ta kasdienybė, jeigu tu dirbi, tarkim, akušerijos skyriuje, kiek per dieną tokių įsivaizduot žmonėm procedūrų jūs atliekat? Tarkim, čia planinės procedūros labiau atliekamos ar ekstrinės ir kiek per dieną jau pasitaiko? Konkretaus skaičiaus nepasakysiu, tikrai priklauso nuo dienos, gal mėnulio fazės, ar ne, kiek tų gimdyvių atvažiuoja į klinikas. Tai vieną dieną būna ramiau, tikrai gali tas skaičius neviršyti 5 epidurinių nejautrų, bet būna dienų ir tokių, kad anesteziologas iš esmės neišeina iš gimdyklų ir eina į vieną gimdyklą, taiko epidurinę nejautrą į kitą, tame tarpe dar yra ir cezario pjūvio operacijos, tai tas skaičius tikrai svyruoja ir 10 daugiau, bet gali būti ir ženkliai mažesnis. Kaip jūs pasirenkat iš tikrųjų, kam reikalinga, kuriai pacientai reikalinga ta epidurė? Kaip aplamai jūs vertinat skausmą? Yra kažkokia skausmo skalė ar koks vertinimo kriterijus būtent? Tai gimdymo skausmas, Arnai, yra šiaip labai unikalus dalykas iš tikrųjų. Neseniai iš tikrųjų podcast'e kalbėjau su skausmo gydytoju Petru, kuris daug pasakojo apie tą skausmą. Tai gimdymo skausmas yra pripažįstamas kaip vienas iš intensyviausių skausmų. Tai gimdymo skausmas gali būti moteriai labiausiai, stipriausias patiriamas skausmas apskritai gyvenime. Čia skamba labai dramatiškai, ar ne, bet tikrai taip gali būti. Jeigu bandytumėm palyginti, tarkim, žmonėm įsivaizduoti, koks tas skausmas, tai tikrai neretai gimdymo skausmas yra lyginamas su kaulų lūžiais, didelio laipsnio nudegimais ir panašiai. Bet čia yra didelis bet, ir kodėl sakau, kad gimdymo skausmas yra unikalus, todėl kad gimdymo skausmo fiziologija yra fundamentali visom moterim. Jinai yra vienoda. Bet kiekviena moteris tą gimdymo skausmą jaus visiškai kitaip. Gali jausti visiškai kitaip. Viena sakys, man beveik neskaudėjo, kita sakys, taip, tai buvo stipriausias skausmas, kurį aš patyriau. Kuo unikalus dar šitas skausmas, tai kad jisai veda į labai kilnų tikslą. Į vaiko gimimą, ar ne? Tai paprastai skausmą mes asocijuojam su kažkokia kančia, tai su kažkokiu susižalojimu ar trauma ar dar kažkuom. O čia skausmo tikslas yra labai labai konkretus, ar ne? Tai yra labai laikinas, momentinis procesas, kurį vainikuoja labai graži pabaiga, vaiko užgimimas. Ir į skausmą mes kaip anesteziologai žiūrime tikrai ne tik kaip į fiziologinį dalyką, ar ne, kad tikslą, kad mums reikia nutraukti fizinį tiesiog skausmą, užblokuoti kažkokį nervinį signalą, bet žiūrim labai plačiai, tai yra biopsichosocialinis dalykas. Tai į skausmą įeina ir jutimai, ir emocijos, ir kognityviniai įvairūs komponentai. Tai gimdymo skausmas tikrai yra svarbus
jį moteris patiria skirtingai, būtent dėl to, kad tai yra daugiakomponentis dalykas ir šiuolaikiniai visuomeniai pas mus yra priimtina, kad gimdymo skausmą mes malšinam. Labai įdomus šiaip faktas yra tai, kad epidurinė nejautra yra aukso standartas gimdymo nuskausminimo malšinime. Ir šiuolaikiniai modernioj visuomeniai toks gimdymo nuskausminimas yra pasirinkamas labai dažnai. Tarkim, pavyzdžiui, Amerikoje dažnis praktiškai 80% moterų gimdo su epidurinė nejautra. Prancūzijoje skaičius yra labai panašus, Britanijoje gal apie 60%. Radau įdomų faktą, kad pavyzdžiui, Japonijoje epidurinį gimdymo nuskausminimą taiko, pasirenka moteris nuo 11 iki 30% tik tai. Ir tai yra susiję labiausiai su kultūriniais aspektais. Tai nereiškia, kad Japonijos moteris nepatiria skausmo arba tas skausmas yra mažesnis. Ne? Bet čia labiau akcentuojamas yra kultūrinis, toks emocinis, būtent kognityvinis aspektas. Kaip tu manai, ar kokia būtų biologinė prasmė to skausmo? Turiminys paskatina patį stūmimo momentą, ar kokia, vis tiek kažkokia turi prasmę kiekvienas dalykas, tai gal tu įsivaizduoji, kur čia galėtų būti? Iš tikrųjų vėl paminėsiu prieš tai buvusią tinklalaidę su skausmo gydytoju, kuris sakė, kad skausmas turi tikslą ir šituo atveju jis tikrai turi tikslą. Gimdymo skausmas leidžia moteriai suvokti, kad vyksta kažkoks procesas, jausti, ar ne, kad gimdymas progresuoja, skausmas kinta, gimdymas progresuoja, ar ne. Lyg bando organizmą į tą dalyką reaguoti, būtent ir stūmimo momentai, lyg priverčia suimti ir panaudoti visą energiją, visas jėgas būtent tiem veiksmam atlikti. Tai šiuo atveju yra prasmė to skausmo, bet yra riba, ar ne, kurią peržengus tas skausmas tampa per daug intensyvus ir gali sukelti organizme nelabai pageidavimus reiškinius, ar ne, didinti labai stresą, didinti adrenalino kiekį, viskas vyks ląsteliniam lygmenyje, ar ne, moteris tiesiog praras kontrolę ir užsives nepageidavimi kiti organizmo procesai. Tai tas skausmas turi, bet jisai turi būti kontroliuojamas moters, ar ne, arba jau reikia įsikišti gydytojo. Tikriausiai tas skausmas turi ir tam tikrą psichologinę patirtį pačiam gimdymui, kaip kai kurios moteris gali sakyti, dėl blogos patirties, gal nelaikų pasirinktų nuskausmą ar nepasirinktų nuskausmą, gal sakys, aš daugiau niekada nenoriu gimdyti, nes jis buvo toks stiprus, o kaip sakai, kai kuriom moterim gal jis buvo sukontroliuotas ir nebuvo, tai psichologiškai traumos tokios ir kitaip vertina tos dalykus visai. Būtent, tai vėl grįžtam prie to, kad skausmas tai yra ne tik apie fizinį dalyką, ar ne, nervinio impulso plitimą nuo sužeidimo vietos iki smegenų, tai būtent yra tos emocijos, patirtis, kurios nusėda giliai pas žmogų viduje. Ir yra tikrai ne vienas tyrimas atliktas, tie tyrimai yra atliekami, nagrinėjami, kaip tai veikia moterį ilgoje perspektyvoje po gimdymo ir yra įrodyta, kad jeigu moteris patiria tikrai didelę gimdymo traumą, pavyzdžiui, kad ir dėl nesuvaldyto skausmo, tai didina ir pogimdyvinės depresijos dažnį riziką. Ir būtent gali atliepti tai, kad moteris galbūt pasirinks daugiau nebegimdyti ar turės kažkokius kitus įsitikinimus. Tai tas yra pas žmogų, lieka tokia skausmo atmintis. Liktais užsifiksuoja, dėja dažniausiai negatyvi, nepageidaujama, dėl to tikrai moters noras ir pageidavimas gauti nuskausminimą gimdymo metu, jis yra nekvestionuojamas ir puikiai suprantam. O kaip tu manai ta patirtis, kuris įrašo atmintį ir kaip mes ją pavadinsim,
ar jinai keičiasi su antru, trečiu gimdymo metu, tas skausmas, gal jisai mažesnis būna sekančią gimdymo metu, ar yra tokių duomenų? Paprastai yra manoma, kad pirmas gimdymas jis bus intensyviausias, antras bus lengvesnis ir panašiai, bet taisyklių tame tikrai nėra. Tai gimdymai jie tikrai gali ir skirtis ir ta seka ir atvirkščiai būti ir panašiai. Tai nereikėtų kažkaip akcentuotis ar turėti išankstinį labai didelį nusiteikimą, ar ne. Tai, bet va ta neigiama patirtis, tai gali tikrai turėti įtakos ir moters nusiteikimui, kuris yra labai svarbus gimdymo metu. Tai tokios taisyklės, kad jau 5 gimdymas, tai nuskausimo kad nereiks epidurinio? Taip, tai jau pas jūs nėra tokios taisyklės. Tikrai. Labai gerai. Sakyk, kad mes, jeigu taip galvojant, tai dėl ko keičiasi tas, dėl ko vienos pasirinka, kitos atsisako priešingai, tai kai tu puikiai paminėjai Azijos šalis, tai kultūriniai dalykai skiriasi vienas dalykas, tikriausiai skiriasi ir pačios moters patirtis iš praeitų buvusių gimdymų, antras dalykas, kas dar galėtų įtakoti pasirinkimą. Nes mes žinom tokį dviprasmiškai, vienos labai palaiko, kad ne, jokių būdų aš nenoriu šito, o kitos kaip tik nori, bet gal priešingai sulaukia gal kitokios reakcijos. Kas čia įtakoja tą pasirinkimą tų pačių pacienčių? Yra apie epidurinį nejautrą tikriausiai daug mitų, kas gali daryti įtaką nesirinkti šito nuskausminimo, bijoti tarsi jo. Yra kažkokie įsitikinimai, kad jeigu moteris nepatirs intensyvaus skausmo, tai gal mama prastesnė bus ir panašiai. Ir iš tikrųjų, grįžtant prie tos Japonijos, įdomus dalykas, kad taip ten epidurinių nejautrų atliekama yra gerokai mažiau negu Europos šalyse arba, pavyzdžiui, Amerikoje. Nes vyrauja suvokimas, kad moteris turi patirti tokį intensyvų skausmą, nes tik patyrus tokį intensyvų skausmą, jinai suvokia, kad tampa mama. Bet iš kitos pusės yra žinoma, kad Japonės moteris patiria stigmą, prašydamos epidurinės nejautros. Patiria didžiulį stresą, ruošdamosis, galvodamos apie tą epidurinę nejautrą, ar galės gauti, kaip seksis gimdymas ir panašiai. Tai nereikėtų turėti jokių išankstinių nusistatymų atvažiavus į gimdyklą, aš gimdysiu su epidurinė nejautra, arba aš griežtai negimdysiu su epidurinė nejautra. Reikia stebėti tikriausiai savo kūną, kaip moteris jaučiasi jame to proceso metu, pasikliauti medikais ir jų rekomendacijų. Tai, nes indikacijos epiduriniai nejautrai. Viena pagrindinių tai yra moters pageidavimas. Moters pageidavimas yra tikrai pilnai užtektina medicininė indikacija atlikti epidurinę nejautrą. Yra tam tikrų medicininių būklių, gretutinių ligų, kardiologinių gretutinių ligų, tam tikrų akušerinių situacijų, pavyzdžiui, preeklampsija, kada medikai patys gali rekomenduoti moteriai pasirinkti epidurinę nejautrą. Kokios galimybės yra Lietuvoje nuskausminimui? Tai viena, ką aš išgirdau, mes epidurinė nejautra. Dar yra kitokių papildomų metodų, apie ką mes čia galėsime aptarti? Dažniausiai tai bus pasirinkimas epidurinė nejautra. Po tos epidurinės nejautros pasakymo, epidurinės anestezijos slepiasi daug moduliacijų šito nuskausminimo. Ne? Tai galima taikyti epidurinį nejautrą, leisti vaistus tam tikrais boliusais. Mes, kadangi paliekame ten kateterį įvestą į epidurinį tarpą, galime taikyti ištisinę infuziją. Gali būti taikomos toks nuskausminamas, kada moteris pati gali savo susileisti papildomus boliusus vaistų į epidurinį tarpą. Tai po to epidurinė nejautra Lietuvoje slepiasi daug tokių variantų, aišku, priklauso nuo gydymo įstaigos, kokios turi galimybės taikyti ir panašiai. O gal galėtum žiūrovam papasakoti, taip paprasuprantamai, kas yra ta epidurinė nejautra ir kaip jį veikia aplamai, koks šį mechanizmas yra?
Tai epidurinė nejautra bendraja prasme yra anestezijos tokia dalis, regioninės anestezijos, dar jeigu taip tiksliau pasakyti, centrinė regioninė anestezija, ar ne, kada mūsų tikslas yra užblokuoti tik tam tikrą kūno dalį, iš kurios ir kyla skausmo impulsai. Ar ne. Epidurinę nejautrą mes paprastai atliekame gimdykloje, moteriai sėdint ar gulint ant šono, ar ne. Specialiam aukštį pasirenkame jį, tikrai yra ne vienas taškas, kuriame galime durti ir įvesti kateterį ir specialią adatą. Pasiekėm tokį epidurinį tarpą ir per tą adatą įvedam labai labai plonyti plastikinį, plasmasinį lankstų kateteriuką ir ištraukę adatą tą kateterį mes paliekame epidurinėme tarpe. Ir per jį galime infuzuoti vaistus pastoviai per infuzinę pompą visą laiką, kol tęsiasi gimdymas. Ir net jeigu yra poreikis po gimdymo, jeigu yra kažkokių gimdymo komplikacijų, mes galime tą epidurinį kateterį pritaikyti ir tolimesniam nuskausminimui. Yra situacijų, kada tenka gimdymas pereina į skubę Cezario pjūvio operaciją, tai mums epidurinis kateteris irgi tada pasitarnauja. Mes galime tęsti narkozę, nuskausminimą, panaudodami tą patį kateterį, nedarydami jokių intervencijų. Kas yra tas epidurinis tarpas? Tai paprastai pasakyti, nugaros smegenys išsidėsto tarsi tokiam vamzdelyje, ar ne, plaukėja vamzdelyje, jie supa kietasis dangalas, o tą kietąjį dangalą dar apsupa papildomas vienas toks apsauginis sluoksnis, tai yra tas epidurinis tarpas. Tame epidurinėme tarpe išsidėsto riebalai įvairūs, kraujagyslės ir praeina tos nervinės šaknelės. Tai mūsų tikslas su taikomais vaistais, kuriais mes leidžiame vietinius anestetikus ir pasirenkam tam tikrus adjuvantus, kad tas nuskausminimas būtų efektyvesnis. Ir tie vaistai užblokuoja tas nervinės šakneles, apsuka ir tokiu būdu nutraukia skausmo plitimą iš gimdos kaklelio ir taip toliau. Procedūra yra labai subtili. Subtiliai tampa dėl to, kad tas epidurinis tarpas yra labai mažytis. Tai toje vietoje, kurioje mes durime adatą, kurioje turime įvesti kateterį, epidurinis tarpas yra kokie 5 mm. Tai labai svarbu, kad pacientė kooperuotų ir bendrautų su gydytoju atliekančiu tą procedūrą, nes tai tikrai ganėtinai delikati procedūra. Tai sakyk, jeigu aš gerai supratau, mes nuskaustum tik sensoriką, tik pojūčius, taip? Bet mes nepaveikėm visiškai motorinių dalykų, tai jeigu moteris įsivaizduoja, jos galės ir judinti kojas, ir tiek stojimo veiksmus ir visa kita. Tik tais skausmo nejaus, tai jutimai skausmo bus, taip, prislopinti. Pagrindinis ir pirminis tikslas toks ir yra. Jeigu mes kalbame apie gimdymo nuskausminimą, taip pasirinkamos yra šiuolaikiniai vaistai, šiuolaikinė moderni anesteziologija leidžia naudoti tokius vaistus, rinktis tokias koncentracijas, kada mes pasiekėm tikslą tik blokuoti skausmą. Tik blokuoti skausmą, bet moterį palikti mobilę. Tai reiškia, jinai galės judinti kojas, pasiversti lovoje ir panašiai. Ar galės vaikščioti gimdykloje iki gimdymo su epiduriniu kateteriu, tai čia yra diskusinis variantas. Iš tikrųjų, nes nepaisant to, kad tos kojos tarsi ir juda ir jinai gali ir atsisėsti ir panašiai, tie vaistai vis tiek bent kažkiek minimaliai gali pablokuoti motoriką. Yra tokia tikimybė, tai ir jutimo sutrikimai didina riziką iš tikrųjų, jeigu moteris judės aktyviai gimdykloje, vaikščios be pagalbos ir panašiai, kad gali suklupti ir nugriūti ir taip toliau. Todėl dažnai moteris gali išgirti rekomendaciją, kad
viena gimdyvė nesikeltų iš gimdymo lovos ar ne, ir dėl saugumo. Bet tai pagrindinis tikslas mūsų yra blokuoti skausmą. Mes tą galime daryti, panaudodami tam tikras vaistų koncentracijas. Tai yra priešingai nei taikoma tokia spinalinė nejautra, kur jau jos išdava yra visiškas motorinis blokas, ar ne, kada moteris nejaučia jau pilnai kojų ir jų nejudina. Bet epidurinė nejautra yra labai labai lankstus dalykas. Keičiant vaistų koncentracijas mes galime irgi pasiekti ir kitus efektus. O sakykime, atliekama tik gimdant natūraliais takais, jeigu moteris pasirenka cezario pjūvio operaciją ir indikacijos cezario pjūvio operacijai, tai epidurinė nejautra taip pat čia turi savo vietą? Jeigu moteris turi įvestą prieš tai kateterį, jeigu tai yra ekstrinė operacija, skubi cezario pjūvio operacija ir moteris turi jau prieš tai įvestą epidurinį kateterį, mes tikrai galime keliauti į operacinę, ar ne, tada suleidžiam didelę vaisto koncentraciją, didesnį kiekį, didesnės koncentracijos ir tokiu būdu pasiekėme efektyvų nuskausminimą, ar ne, tada dažnai pasiekėme ir motorinę blokadą ir taip. Planiniam cezariui labiau renkamės spinalinę nejautrą, tai yra tiesiog vienkartinį vaistų suleidimą į stuburo kanalą, ir kuris baigėsi tiesiog po tam tikro laiko ir tai poreikio epiduriniai nejautrai būtent cezario metu, tai gal taip nėra, bet galima taikyti taip. Tai toks universalus ganėtinai metodas. Jeigu būtų tam tikros aplinkybės, dėl ko mes negalėtume atlikti spinalinės nejautros, galėtume atlikti epidurinį nejautrą ir atlikti cezario pjūvio operaciją. O kiek, sakyk, užtrunka pati procedūra? Tai ilga procedūra ar skausminga iš vis jinai yra? Procedūros metu injekcijos vietą, dūrio vietą mes nuskausminame vietiniais anestetikais. Tai paprastai moteris aštraus jokio skausmo nejaučia. Jaučia tiesiog tokį buką stumimą į nugarą kažkokį ir viskas, kai kurios moteris jokio apskritai skausmo nežymi. Priklausomai nuo stuburo anatomijos, žinoma ir nuo gydytojo įgūdžių, ta procedūra gali trukti, neskaitant pasiruošimo, kuris ten užtrunka kokias 5 minutės, tai pati procedūra gali užtrukti, 7 minutės, bet tikrai gali užtrukti ir 10, ir 15, ir 20, jeigu yra sudėtinga stuburo anatomija, pavyzdžiui, stuburo išvaržos buvusios ar operacijos stuburo, tai procedūra gali užtrukti ir pusvalandį ir panašiai. Tai lemia, kaip sakau, moters anatomija, moters bendradarbiavimas su anesteziologu ir, aišku, gydytojo įgūdžiai. Tikriausiai reikalinga tam tikra pozicija, kad pacientė pasilenktų ar kažkaip tais, kad padėtų tarpas, kurį galima durti, ne? Taip, tai epiduriniai nejautrai mes taikom tokias pačias taisyklės kaip ir spinaliniai nejautrai. Tas tarpelis, per kurį adata pasiekia epidurinį tarpą, yra labai mažytis ir tokia katės poza, kaip mes vadiname, nugaros išrietimas mums gerokai padidina tą tarpą ir prieigą prie to epidurinio tarpo. Tai taip, dažniausiai moteris sėdi gimdymo lovoje, sukryžiavusi į lotuso pozą kojas, ar ne, ir išrietusi nugarą mums į tokią raidę, ir tokiu būdu mes pasiekėm plačiausią prieigą prie to epidurinio kateterio. Koks efektas pačios procedūros? Kiek jinai 100% visom moterims sumažina ir visiškai visą skausmą nuima, ar tik dalinai sumažina, ar vėl tai yra individualus dalykas nuo kitų veiksnių priklausantis? Jeigu epidurinė nejautra pavyksta kateterį vesti labai tiksliai, nėra kažkokių anatominių labai didelių pakitimų stubure, tai moteris sako, kad gimdymą nuskausmina labai efektyviai, iki 95%. Taip, tai tikrai yra efektyvus gimdymo nuskausminimas, ar ne? Deja, kartais vyksta tokie skausmo proveržiai, yra toks net angliškas terminas breakthrough pain, kada nepaisant to, kad epidurinis kateteris yra vietoj, jis puikiai funkcionavo iki tol, moteris vis tiek po kažkurio laiko patiria tokius skausmo
proveržius ir tas procentas svyruoja nuo 10 iki 50%. Tai vyksta dėl to, kad, pavyzdžiui, labai greit progresuoja gimdymas, labai greitai veriasi gimdos kaklelis ir tas procesas yra tiesiog greitas, ar ne? Ta nejautra nebepasyvėja to skausmo plitimo. Yra tokių pamastymų, kad ir endometriozė daro įtaką, kad ne visada moteriai bus efektyvus gimdymo nuskausminimas, jeigu jinai turi tą patologiją. Yra tam tikrų niuansų, kada tas nuskausminimas jisai nebus toks, kad sakyčiau, 95%, bet jeigu viskas vyksta pagal planą, gerai, sklandžiai, tai taip, 95% atveju epidurinė nuskausmina efektyviai, moteris gali sakyti, kad aš jaučiuosi gerai, nejaučiu intensyvaus skausmo. O kiek trunka pati ta nejautra, kiek užtikrina to vaisto koncentraciją, kaip dažnai reikia papildyti, ar gali būti taip, kad tas skausmas atsinaujins gal tokiu, nežinau, pačiu netinkamiausiu momentu, stumimo ar kokio momentu ir moteris nerimauja, kad gal čia iš anksto reikia pasipildyti prieš tai pasiruošti. Kaip tą vertinat? Kokia čia trukmė yra tos nejautros? Epidurinė nejautra gimdymo nuskausminime limito neturi. Mes tikrai keičiame vaisto pompas joms pasibaigus ir galime pratęsti, puikiai suprantama, kad gimdymas gali užsitęsti, ar ne, kai kurios gimdo greitai, bet tikrai tame nėra problemos ir tikrai nenutrūks viduryje procesų ir panašiai. Kalbant apie aktyvią gimdymo fazę, būtent išstūmimą, truputėlį yra sudėtingiau, tada dažnai moteris atžymė, kad jaučia skausmą dėl to, kad gimdymo metu skausmas yra kintantis, jisai kinta, ar ne? Tai, pavyzdžiui, pirmoje stadijoje moteris jausdama gimdos susitraukimus jaučia tokį visceralinį skausmą, tokį neapibrėžtą, jisai nėra labai intensyvus, ar ne? Ir vaisiui leidžiantis gimdymo takai žemyn, aktyvioje fazėje, išstūmimo fazėje moteris jaučia, kaip mes vadinam, tokį somatinį skausmą, aštrų, intensyvų skausmą. Skausmas jau lokalizuojasi žemai, tarpvietėje, ar ne, tai ir jį sukelia jau kiti nervai iš kitų šaknelių ateinantis, ar ne, tie impulsai, tarpvietės dirginimas ir panašiai. Ir dažnai iš tikrųjų epidurinė nejautra tiesiog dėl savo techninių dalykų jau tų apatinių sakralinių nervų nebeapima ir išstūmimo metu moteris gali jausti skausmą intensyvesnį. Bet ar tai visada yra blogai? Ne, nes tikriausiai moteris aktyviai gali dalyvauti išstūmime irgi. Būna, kai kurios sako, kad nejautė skausmą ir išstūmimo metu, tai čia yra tiesiog techninis dalykas, kada pati epidurinė nejautra jau nebeapima tų šaknelių tokių. Tai jeigu aš gerai suprantu, jinai veikia, tik tai, kad pats skausmo mechanizmas jisai kinta, jisai gal šiek tiek plečiasi ir atsiranda kiti pojūčiai, gal tas skausmas suintensyvėja dėl kitų šaknelių poveikio, tai? Taip, tai tikrai nereikėtų tada sakyti, kad ta epidurinė nejautra neveikia, nepadėjo man. Gaila, bet tikrai yra, tas žodis gal gaila čia irgi nelabai tinka, bet taip dėja yra, moteris pasirinkdamos gimdymo nuskausminimą epidurinę nejautrą, ar ne, tarkim, nebepatiria skausmo, sako, kad labai efektyvu, ar ne, bet turi tą skausmo proveržį ir tada tas pasitenkinimas, ta epidurinė nejautra krenta, tai ar ne, jau sumažėja, pavyzdžiui, ne 95%, bet 75%, ar ne, ir po gimdymo moteris ir lieka su tai 75%, kai sako, gal neveikia man ta epidurinė nejautra, bet čia reikėtų suprasti, kad gimdymo procesas yra kintantis, labai dinamiškas, ar ne, tai ir tiesiog dėl tam tikrų ir klinikinių, ir akušerinių situacijų kartais yra pasirenkama nebetęsti taip intensyviai tos nejautros. Kartais atvirkščiai mes ateinam ir padedam ir išstūmimo laikotarpiu. Tai labai individualu iš tikrųjų nuo klinikinės situacijos.
O patys tie vaistai, ar jie gali įtakoti kažkaip patį stumimo procesą, gal moteris nebegali taip efektyviai stumti, ar nejaučia, nežinau, kada stumti, ar čia yra kažkoks ryšys tarp vaistų ir pačio stumimo proceso? Iki 2005 metų atlikti tyrimai sakė, kad epidurinė nejautra gali padidinti riziką, kada reikės panaudoti išorinės priemonės išstūmimo metu, ar ne, padedant užgimti vaisiui, naujagimiui, bet po to ta rizika kaip ir sumažėjo, ar ne, kaip ir nėra taip jau griežtai traktuojama, kad jeigu yra taikoma epidurinė nejautra, tai būtinai reikės pagalbos iš išorės užgimstant tam vaikui. Gali šiek tiek prailginti antrą gimdymo fazę, antrą stadiją, kai taikoma epidurinė nejautra, bet tai nėra, kad labai tiesioginiai ryšiai, ar ne. Cezario operacijos rizikos epidurinė nejautra tikrai nedidina, ar ne. Tai tokie ir tarsi yra minimalūs, bet jie nėra 100% įrodyta, kad kažkaip kitaip gali veikti ir panašiai. Faktas, kad skausmo suvokimas moteriai pasikeičia, ar ne, ir tame ir yra menas išbalansuoti, palaikyti aukso vidurį, kada moteris gali valdyti savo kūną, suvokti tą išstūmimą ir sėkmingai pagimdyti naujagimį. Bet pati moteris, jinai vis dar jaučia patį stūmimo procesą? Taip, moteris, jinai jaučia stūmę, taip, dėl to, kad sakau, kad dažniausiai techniškai tiesiog epidurinė nejautra nebeveikia taip efektyviai. Mes kaip ir pradžiai kalbėjom tikriausiai, kad epidurinė nejautra neįtakoja motorikos dažniausiai taip. Arba minimaliai veikia, taip pat stūmimo mechanizmas. Taip, moteris yra pilnai mobili, jinai tikrai gali rinktis pozą patogią, akušeriai gali rekomenduoti kažkokią pozą ir tame gali dalyvauti. Yra įvairiausių tokių gandų ir klausimų, ar kaip gal tai įtakoja vaisių kažkaip, tai vaisiaus tonus, vaisiaus kvėpavimą, širdies veiklą, ar čia yra ryšys koks nors kažkokių duomenų su epidurinė nejautra ir su vaisiumi? Tyrimai atlikti su moteriams, naujagimiams tose situacijose, kai buvo taikoma epidurinė nejautra, įrodė, kad nėra jokios iš tikrųjų įtakos nei artimuoju laikotarpiu, nei vėlyvuoju kažkokioms neigiamoms išeitims, kalbant apie naujagimius, ar ne, tai nekeičia nei virkštelių pH, nei kažkokių apgaro skalių, nei didina riziką, kad vaikas atsidurs intensyvios terapijos skyriuje ir panašiai. Tie vaistai mūsų kaip ir praeina placentą, kuriuos mes naudojam, bet jų koncentracijos yra tokios, kad tai nedaro įtakos. Nei ankstyvoji, nei tolimoji perspektyva. O kaip minėjai, ir Cezario pjūvio operacija irgi tai nedidina rizikos. O kaip, jeigu vis tiek mes kalbėjom, gali užsitęsti šiek tiek gimdymas, ar iškyla klausimas, ar skatinimui medikamentais, ar dar kitom priemonėm tai yra didina riziką? Kartais būna tokių pamąstymų iš tikrųjų, kad truputėlį sulėtėjus gimdymui jis gali būti pradėtas aktyvinti intensyviau, ar ne. Bet čia nėra taip, kad juoda balta. Labai subtilios vietos, kur daug komponentų įeina į šitos dalykus. Tai atsakyti vienareikšmiškai, ar tai epidurinė nejautra ar ne, tikrai negaliu ir tikrai neverta, nes yra įvairių klinikinių situacijų, kur yra kažkokie sprendimai daromi ir pasirenkami, bet taip, kad vienareikšmiškai viską sukrauti ant tos nejautros, tai nereikėtų. Jeigu moteris vis atvykusi svarsto dėl tos nejautros ir jinai nėra apsisprendusi, ar gali būti, kad jinai per vėlai apsispręs ir bus jau per vėlu atlikti epidurinę nejautrą, ar jinai gali visą laikotarpį iki stūmimo gauti tokią procedūrą? Būna tokių situacijų, tikrai būna, kada moteris puikiai toleruoja gimdymo skausmą ir pati to nesuvokdama atvažiuoja į gimdyklą su dideliu, ar ne, gimdos kaklelio atsidarymu. Kartais galim nebespėti pastatyti epidurinio kateterio, nes tiesiog jau vyksta išstūmimas. Tai faktas,
mes tada techniškai tiesiog negalėtumėm atlikti tos epidurinės nejautros ir tame yra poreikis jau tam. Tai irgi didelis klausimas. Tai jau vykstant aktyviai gimdymo fazėje ir neišstumimui ir galim sakyti, kad jau nebegalėsime atlikti tos nejautros. Gali tai būti, kai jūs ją atliksit ir nesuveiks? Yra tokių galimybių, aišku. Kiaurai moters nugaros mes nematom, ar ne? Mes žinome anatominius orientyrus. Naudodami tam tikrą techniką mes įvedam epidurinį kateterį. Bet kas kartais nutinka, kartais nusiskausmina tik viena pusė, ar ne? Ir atsakyti, kodėl taip įvyksta, mes negalim. Gal yra kažkokie pakitimai stubure ir panašiai, ar ne? Tai tas epidurinės nejautros nesuveikimas dažniausiai su kažkokiais techniniais dalykais ir dažnai tikrai su techniniais dalykais gali būti asocijuotas, kad gal nelabai teisinga paties kateterio padėtis yra, ar ne? Gali būti asocijuotas ir su pačia moters anatomija stuburo, tai dėl ko gali ir nesuveikti. Pati epidura dažnai sukelia tokių didelių diskusijų dėl galimų savo komplikacijų iš tikrųjų. Moteris tikriausiai labai jų bijo, nes įvairūs gandai sklando. Gal galėtume įvardinti, iš kokios yra statistiškai būtent dažniausiai pasitaikančios komplikacijos po epidurinės nejautros? Dažniausiai, ką mes tikrai pastebėsime, tai yra nežymus kraujo spaudimas po pirmųjų bolisų, po pirmųjų tų injekcijų vaisto, ar ne? Tai yra labai momentinis, labai laikinas dalykas. Pasitaiko trumpų nugaros suskaudėjimų kažkokiu, ar ne? Galvos skausmas po epidurinės nejautros maždaug siekia 1% gali moterims skaudėti, ar ne? Aišku, jeigu įvyktų atsitiktinė kietojo dangalo punkcija, tai ta rizika gerokai išaugtų, bet jeigu viskas įvyksta sėkmingai, tai tokie dažniausiai pasitaikantis, ar ne, kad galbūt prireiks papildomų vaistų nuskausminimui, nebus taip efektyvų. Tai irgi nelabai pageidavimas dalykas epidurinėje nejautroje, bet kartais taip įvyksta, ar ne, kaip minėjau, dėl greito gimdymo, dėl kažkokių kitų patologijų. Tai čia būtų tokie dažniausi laikinos nejautros, ar ne, šiek tiek aptirpusios kojos, irgi yra galimas, bet jau daug retesnis, jau ten, pavyzdžiui, tikriausiai yra koks 0,1%, kur praeis tos nejautros po tam tikro laiko ir vėl viskas atsistatys į savo vietas. Tai čia tokie dažnesni būtų. Aurelija, gal tu galėtum įvardinti, nes tas gal žiūrovom neaišku, dažnas, retas, labai retas. Apie kokius mes procentus čia kalbam? Čia yra kas antram, čia yra kas trečiam, ar čia yra, nežinau, keli procentai? Galvos skausmas tai yra maždaug 1%. Tai 1 iš 100 moterų gali patirti galvos skausmą. Kitos rimtesnės komplikacijos jos yra labai, labai retos. Aš galiu tavęs, Arnai, paklausti, kaip tau atrodo, kiek įvyksta, kokia yra rizika mirties, kada pirminė priežastis būtų narkozė. Kokia rizika yra mirti būtent dėl narkozės? Kaip tau atrodo? Šiuolaikiniam pasauliu. Aš manyčiau, kad maža, jinai turėtų tikrai būti mažesnė negu procentas, tai yra ten 100 arba net ir 1000, nes jeigu mes turėtum tokią procedūrą, kur kas antras numirtų, mes jos nedarytumėm tiesiog, tai nebūtų procedūra, tai būtų... Tai rizika, pavyzdžiui, kad moteris liks paralyžiuota, ko dažnai moteris bijo ir klausia, ar manęs neparalyžiuos po epidurinės nejautros, tai ta rizika yra prilyginama mirčiai nuo anestezijos, ar ne? Tai yra... Viena iš 250 000 moterų patiria tokią komplikaciją. Tai procentinė išraiška tai būtų 0,0004%. Tai tokia rizika. Tai yra... Jinai nėra nulinė, bet jinai yra visiškai adekvati ir priimtina tokioje situacijoje, kada mes atliekam tą procedūrą ir dėl ko mes ją atliekam.
Tikriausiai, aišku, mes niekada neturim 100% procentų niekur. Turim minėtų, kaip aš sakau savo pacientam, žiūrėk, nusipirki naują automobilį, bet jis gali sugesti. Tiesiog kartais taip nutinka, kartais lėktuvas nukrinta, taip ir medicinoje, visos gydymos irgi turi tam tikrus procentus, tam tikras rizikas. Ir dažniausios, kaip tu įvardinys, yra tikrai ganėtinai mažos, tūkstančios ar šimtosios. Tai nėra tikrai 30%, 10% ar 5% pacientų, kuriem atliekama procedūra. Ir pertrauksiu ir tame dalyke iš tikrųjų labai svarbus yra ir moters lūkesčiai, informuotas sutikimas tos procedūros, dėl to tikrai neretai moteris gauna labai iš anksto, gimdyvė gauna iš anksto informaciją apie epidurinę nejautrą, kada jinai gali ramiai perskaityti, iškelti klausimus gydytojui akušeriui, ar ne, ar anesteziologui, kurie kyla būtent dėl epidurinės nejautros, nėra labai teisinga ir tikslinga moteriai teikti tą lapelį, kada jinai patiria intensyvų skausmą, ar ne. Jau tikriausiai galim kvestionuoti, ar tikrai jinai priima pilnai sąmoningą sprendimą ir suvokia rizikas. Turime informuoti, aišku, apie tas rizikas, bet sakau, jos yra tikrai ypatingai retos. Aš kažkaip galvoju, iš kitos pusės mes, vis tiek turim tam tikrą gyvenime balansą. Tai gal kitos moteris galvos, kad aš nenoriu, aš minimalizuosiu riziką ir aš kentėsiu. Bet tas kentėjimas, skausmas, jis kitą riziką sukelia psichologinės traumos riziką, gal įvairių tenais kitų dalykų riziką, gal nenorės daugiau susilaukti vaikų dėl blogos patirties. Tai čia nėra juoda balta, jeigu tu aš kentėsiu, tai nereiškia, kad tu turėsi gal kitokių tada didesnių rizikų. Tai čia reikia mums tiesiog rinktis, kas kam priimtina ir kokias situacijos yra gyvenime tikriausiai. Taip, moteris tikrai, kaip sakau, turi analizuoti save, žiūrėti, kaip jinai jaučia kūną, neturėti jokių išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų atvykdama į gimdyklą. Jau čia kartojusi, bet tikrai jų nereikėtų turėti, kaip jūs gimdysite. Akušerija ir gimdymas tikrai yra viena iš dinamiškiausių vienas iš dinamiškiausių procesų ir vietų, ar ne, tai reikia būti lankščiam ir taikytis prie tų kintančių klinikinių situacijų. Ką mes čia kalbam ir diskutuojam, tai mes kalbam tikrai apie natūralų, labai sklandų gimdymą, sveiką gimdyvę ir panašiai, bet šitoj vietoje yra tikrai daug visokių niuansų ir reikia paminėti ir tas komplikacijas pakalbėti, ar ne, ir kitus tuos aspektus aptarti. Tai va, bet to iš ankstinio tokio nusiteikimo iš moterų tikrai neturėtų būti, kad aš gimdysiu su ar be epidurinės nejautros. Sakykit, norėčiau paklausyti tas komplikacijas, jeigu mes kojų atėmimas yra tikrai labai retas dalykas. Kitas klausytojam klausimas, kuris iškilo, nugaros skausmas. Galvos skausmas pasitaikantis kiek dažniau yra tikriausiai, kaip nugaros skausmas ir viršutinės kūno dalies atėmimas. Ar čia toks egzistuoja prie epidurinės nejautros kaip komplikacija, galima tokia? Pakalbėsiu iš tikrųjų ir apie tą nugaros skausmą, tik ką noriu dar pasakyti, kad neliktų užsifiksavę tos komplikacijos, ar ne, ir neskambėtų, kad čia dabar man būtinai skaudės galva, nes tikriausiai žmonės gali taip suprasti, ar ne, ar kad ten man nukris spaudimas ir turės įtakos vaisiui. Tai yra tokie tokios net ne komplikacijos, tokie nepageidavimai reiškiniai, bet jos yra momentinės ir greitai sutvarkomos vaistais, kažkokiom papildomom skysčių infuzijom ir panašiai. Mes jas išsprendžiam greitai vietoje ir būna trumpą laiką ir mes galime jas nutraukti kažkokiais būdais, ar ne. Dabar gajus mitas yra dėl nugaros skausmo. Gali moteris kažkurį laiką jausti skausmą gal judesio pasilinkimo metu dūrio vietoje. Ne, nes naudojama adata kateteriui įvesti ir ne galimai. Bet jeigu kalbėtumėm apie tą ilgalaikį nugaros skausmą, kur tikrai yra mitas, kad taikiau epidurinę nejautrą, rinkaus tokį nuskausminimą gimdymo metu ir man dabar skauda nugarą po 3 metų.
Tai čia tikrai nėra taip ir nereikėtų šitoje vietoje kaltinti epidurinės nejautros, bet reikėtų nepamiršti kito dalyko. Nėštumas jau yra iššūkis moteriai, ar ne? Išnešioti vaisių 9 mėnesius, keičiasi visa moters fiziologija, moteris priauga svorio ir kartais ganėtinai tas svorio prieaugis būna reikšmingas, ar ne, kuris irgi daro įtaką stuburo slankstelių persiskirstimui, tam, kad moteris išnešiotų, ar ne, vidaus organai persiskirsto ir viskas. Gimdymo pats procesas irgi yra intensyvus ir fiziologiškai tikrai organizmas turi patirti didelį krūvį, ar ne, kad užgimtų vaisius. Tai viską nurašyti tai momentiniai procedūrai, kuri truko tik tai gimdymo metu, nėra tikslinga ir tyrimais yra įrodyta, kad epidurinė nejautra nedidina ilgalaikiai perspektyvoje to nugaros skausmo. Sakyk, ar būna tokių medicininių situacijų, kai jūs negalite atlikti epidurinės nejautros, pavyzdžiui, stuburo problemų, spina bifida, dar kitokių susirgymų, kur moterims nerekomenduotina jos daryti? Tokių absoliučių kontraindikacijų atlikti epidurinę nejautrą gimdymo nuskausminime jų nėra labai daug iš tikrųjų. Tai prie absoliučių kontraindikacijų yra priskiriamos moters atsisakymas. Ar ne? Jeigu moteris tikrai atsisako tokio nuskausminimo, mes per prievartą jo neatliekame. Jeigu moteris yra negebanti bendradarbiauti, nekooperatyvi su personalu, su gydytoju, nes, kaip sakiau, tai yra tikrai delikati procedūra ir mes turim komunikuoti jos metu su paciente, tada mes jos irgi negalime atlikti. Kada tikrai negalėsime taikyti nejautros, tai yra krešėjimo sutrikimai, ženklus krešėjimo sutrikimai, labai gili trombocitopenija, tai yra labai mažas trombocitų skaičius, dėl to, kad išauga rizika, kad susidarys kraujosruva epidurinėme tarpe, irgi netaikysim. Daugiau yra tokių reliatyvių kontraindikacijų, kur koregavus vieną ar kitą dalyką mes epidurinę nejautrą galime atlikti, ar ne. Kas liečia stuburo išvaržas, spina bifida, buvusias stuburo operacijas, tai faktas apsunkina epidurinio kateterio įvedimą, bet tai nėra tikrai pilnai 100% pasakyti, kad tai yra absoliuti kontraindikacija. Labai priklauso irgi, kokia tai yra ta stuburo patologija. Ar ne? Aš kaip sakiau, mes turime kelis lygius, į kuriuos galime vesti epidurinį kateterį. Tai jeigu išvarža yra vienam, mes galim pasirinkti kitam. Ar ne? Toliau eina klausimas, kaip ta epidurinė nejautra veiks, ar tas kateteris išsidėstys tikrai ten, kur jam reikia ir mes gausim tą efektą, kurio mes norim. Bet, kaip sakau, tai nėra absoliučios kontraindikacijos. Tas pats kalbant apie spina bifida, tai yra įvairius laipsnius turinti patologija, tai sprendžiama individualiai. Aš galvoju, yra tokių situacijų, kai gydytojas gali atsisakyti atliktą procedūrą, bet dabar iš tavo viso pasakojimo tikrai gali būti, pavyzdžiui, krešumo sutrikimai, kad moteris ir labai pageidauja, bet jeigu kraujas nekreša, tai rizika yra labai didelė dėl kitų komplikacijų prikraujavimo, tai tiesiog gydytojas gali. Ir tai tikrai nedaro, nes nenori, nedaro, nes nežinau. Tai neatliekam tikrai tos epidurinės nejautros esant labai ženkliems kraujo sutrikimams ar nekrešėjimo sistemos, kaip sakiau, ar jeigu trombocitų skaičius yra ženkliai žemas, nes ta komplikacija, kraujosruvos susidarimas epiduriniam tarpe yra ganėtinai rimta ir tikrai reikalaujanti neretai greito reagavimo ir intensyvaus gydymo. Bet ar tai reiškia, kad moteris dabar turės kentėti tą skausmą ar ne ir panašiai, tai tikrai ne, yra kitokių būdų, kaip galima gimdymo skausmą sušvelninti, sumažinti. Tai tokiu atveju, jeigu vis dėlto regioninė nejautra nėra galima, tomis aplinkybėmis galima rinktis tada
intraveninius, į veną leidžiamus, nuskausminamuosius, ar ne. Taip, jie veiks kažkurį laiką, juos bus galima skirti ribotą laiką, bet vis tiek moteris turi pasirinkimą kitokį, kaip jinai gali, kaip tas gimdymo skausmas gali būti numalšintas. Jeigu tai yra ne medikamentai, tai būtų galima kalbėti apie gimdymus vonioje, ar ne, masažus, akupunktūras, kitokias terapijas, nemedikamentinės. Ar gali būti taikoma, pavyzdžiui, spinalinė nejautra, nuskausminti gimdymą, ar čia netinkamas metodas? Jeigu mes kalbam apie krešėjimo sutrikimus, jeigu yra, ar apskritai? Ne, bet kaip tu paminėjai, galima, pavyzdžiui, alternatyvų gydymo metodai. Nebūtinai gal krešėjimo sutrikimai tikriausiai ne tik turi spinaliai nejautrą, nes reiktų lygiai taip pat durti į nugarą, bet dabar net nesugalvoju dėl kokios priežasties, bet gali, šiaip taip, jeigu, tarkim, neturime kontraindikacijų regioniniai nejautrai, kur prieš tai minėjome tas kontraindikacijas, tai ir yra toks metodas galimas, kada vienkartinai suleidžiama labai labai nedidelę dozę į stuburo kanalą, ar ne, tai jau yra atliekama jau spinalinė nejautra ir moteris nebejaučia skausmo tam tikram laikui. Tai yra pritaikymas spinalinės nejautros, bet jis turi būti atliekamas tam tikrų metų. Pasirinkant nedidelės vaistų dozės, yra tam tikrų klinikinių situacijų, kada būtų galima indikuoti atlikti tokį gimdymo nuskausminimą. Sakyk, man teko girdėti apie tokias juoko dujas dar per studijas. Ar egzistuoja dar toks metodas? Taip, kai kuriuose klinikose Lietuvoje dar yra taikomas šitas metodas. Kokie dar būtų vaistai galimybės, tai mes spinalinė nejautra, juoko dujos, intraveniniai vaistai? Taip, minėjau, kaip tikrai moterim nereikia galvoti, kad jeigu jau negali epidurinės nejautros, tai dabar turi kentėti, tai tikrai taip nėra. Yra į veną skiriamų nuskausminamųjų, tai yra narkotiniai analgetikai, kuriuos gali skirti ir akušeriai, ginekologai ir tokiu būdu nuskausminti gimdymą. Jeigu pacientė pasirenka epidurinę nejautrą ar kitą nuskausmą būdą, ar tai kažkaip apsunkina, prailgina jos, atsigavimą po pačio gimdymo, po viso proceso, tas ilgiau trunka, ar tas neturi įtakos tam? Greičiausiai reikėtų sakyti, kad neturi įtakos, ar ne, arba kaip tik turi teigiamą įtaką, ar ne, nes moteris nepatyrė gimdymo metu labai intensyvaus skausmo, ar ne, turėjo laiko sukaupti jėgas, pailsėti, ar ne. Galbūt ir išstūmimo periodas nebebuvo toks skausmingas, tai epidurinė nejautra atvirkščiai tikriausiai labiau yra sietina su to, kad moteris sugrįžta į savo tą normalią fiziologiją, į savo normalią būseną, naują būseną palaipsniui, taip pat kaip ir nebūtų taikant epidurinės nejautros. Moteris turėtų prieš vykstant į gydymo įstaigą jau būti apsisprendusi, pagalvojusi, ar kaip sakai, jokio streso, atvažiuosi ir tada viską pamatysim pagal situaciją. Ar tą nuomonę gali keisti eigoje, ar vyras gali dalyvauti procedūroje ir tai yra leidžiama? Dar kartą sakau, gimdymas labai dinaminis procesas ir labai kintantis. Tai ir mūsų pokalbio irgi nereiktų vertinti juodą baltą ir viską priimti kaip neginčiamą faktą. Reikia būti lankščiam, tai tiek gimdyviai, tiek partneriui, tiek personalui ir netaikantis prie tos kintančios klinikinės situacijos. Tie išankstiniai nusiteikimai, jie tik apsunkina sprendimus, ar ne? Ir kartais nepadeda jų adekvačiai įvertinti, ar ne? Priimti kažkokius tuo momentu reikalingus sprendimus. Tai tikrai to išankstinio nusistatymo neturėtų. Jeigu moteriai atrodė pradžioje, kad jinai puikiai tvers gimdymą ir be epidurinės nejautros, bet kažkuriuo momentu pasirodė, kad jau jinai nebesuvaldo to skausmo. Jau yra per daug, ar ne, ir pasimeta tame, tai tikrai gali išreikšti norą epiduriniai nejautrai
ir rinktis tokį gimdymo nuskausminimą. Tai niekas parašo nepaima tik pro duris praėjus, ar ne, ar jūs norėsite ar ne, tai taip nėra, viskas vyksta tame procese. Aš kažkaip galvoju, gal to tikrai šitas išankstinis sustatymas jo nereikalingas, bet informacija, žinojimas ir supratimas apie procedūrą, tai nėra blogas dalykas. Tikriausiai, jeigu moteris prieš tai domėsis, gilinsis, kas šiaip per dalykai, kokios alternatyvos, tai žinios visada tikriausiai praverčia. Paskui lengviau apsispręsti, kai turi daugiau žinių. Taip. Tai mano ir palinkėjimas iš tikrųjų moterims, gimdyvėms toks ir būtų, kad nereikia apsiriboti kraitelio supirkimu ar ne, ten kambario rinkimu, vežimėlio rinkimu, bet prieš gimdymą reikėtų investuoti laiko į save, ar ne, tiek gimdyviai, tiek būsimai mamai, tiek partneriui, ieškant informacijos, ar ne, ir bandant suprasti, kaip vyksta gimdymas, koks tai yra procesas, kas jos laukia, kaip tas skausmas kis, neturėti to išankstinio nusistatymo, kad aš gal jausiu, nejausiu to skausmo, bet tiesiog protingai paieškoti informacijos, pasidomėti ir žinoti, kokie yra nuskausminimo būdai, žinoti, kad yra galimybė rinktis ir kaupti tą žinių bagažą. Tas žinojimas leidžia susikaupti, apsaugo tikrai nuo įvairių baimių, įsitikinimų ir leidžia ganėtinai sklandžiai vykti visiems procesam. Kaip gydytoja Greta ne kartą yra sakius, tikrai tokia moteris, kuri psichologiškai nusiteikė, psichologiškai pasiruošia, kad gimdymo metu gali skaudėti ir gali būti intensyvus skausmas, bet kartu, kuri žino, kad turi galimybę tą skausmą suvaldyti, ne, pasitelkiant kitų specialistų pagalbą, į gimdymą važiuoja kaip į naują gimtadienį, ne, važiuoja kaip į šventę į savo vaiko gimtadienį. Gimdymo skausmas yra labai subtilus dalykas iš tikrųjų ir kad moteris nešioja 9 mėnesius vaisių ir po to jaučia intensyvų skausmą tam tikrą momentą ir vainikuoja tą procesą vaiko užgimimu, tai į tą reikėtų akcentuotis, ar ne? Tikrai net yra įrodyta iš tikrųjų, kad tom moterim, kurios į tą gimdymo skausmą save projektuoja kaip į kančios vaidmenį, kaip į kančią, kaip į nepakeliamą neigiamą dalyką, tokiom moterim tikrai dažniau ir prireikia nuskausminimo, ir prireikia išorinės pagalbos dažniau ir panašiai. Tai kaupti žinių bagažą reikia. Tikrai analizuotis, bandyti suprasti tą gimdymo dinamiką, gimdymo procesą irgi yra reikšminga, svarbu, nes tik tokiu būdu moteris turėdama tų žinių, jinai jausis saugi, jausis savim pasitikinti. Tokiom mintim reikėtų projektuoti save į tą gimdymo procesą. Aš kažkaip galvoju, tas žinių bagažas tikrai yra svarbus, bet nepagalvokit, kad jūs būtinai privalote pasirinkti epidurinę nejautrą, nes tas skausmo procesas yra skirtingas. Jeigu jūsų draugiai buvo vienaip, tai gal jums bus visai kitaip. Ir jūs tikrai tą draugę, kuri nepasirinko, tai nereiškia, jinai blogai pasirinko. Gal jo situacija buvo kitokia, gal skausmas buvo kitoks, gal kitokios patirtis buvo ir skausmas lengstis yra kitoks. Tai ta situacija kiekvienam žmogui yra individuali ir kuo daugiau turėsi žinių, kuo daugiau pasikonsultuosi, tikriausiai tuo bus lengviau priimti tą savo tinkamiausią sprendimą. Taip, gimdymas čia nėra varžybos, čia nėra kažkoks ištvermės testas, kad aš dabar padarysiu geriau ar ne, gimdysiu be nuskausminimo negu mano draugė ir gal čia aš pasirodysiu. Tikrai taip nėra. Kaip sakiau, save reikėtų projektuoti į tai, kad gimdymas moteriai turi kelti teigiamus dalykus, ar ne? Sklandus gimdymas, teigiamus dalykus. Moteris turi žinoti, kad turi galimybę pasirinkti gimdymo nuskausminimą ir oriai, saugiai tą gimdymo procesą praeiti. Ačiū tau, Aurelija, už tavo laiką.
Manau, kad tikrai mes gal išgvildenome mažai klausimų, gal klausytojos ir rasite mažai atsakymų čia. Jeigu išklausė iki dabar, tai tikriausiai jau kažkas patiko, kažkas sudomino. Tai ačiū už vizitą pas mus. Ačiū tau už pokalbį. Iki susitikimo kitose laidose.